Siurski labai nemaloni tema, labai nemaloni, bet aš paklausiu. Eurobiurokratai nori visuotinai reguliuoti, kiek mes turime nuleisti vandenio iš unitazo į vamzdį. Ir kiek? Nedaugiau 3 litrų. Jeigu jūs sunaudoja daugiau, viršijat, jūs esat gėdingas švaistūnas. Man kur kas įdomiau, kas būtų, jeigu sunaudoji mažiau 3 litrų. Taip gyventi neįmanoma. Įmanoma. Dar kaip įmanoma. Dabar šiais laikais, kai vandenys brangsta nežmoniškam kainom kas pusę metų, aš bakelį jau seniai nusėmiau, prieš 3 metus nusėmiau bakelį. O tai jūs ką? Vandenio nenuleidinėjat? Aš pataikau tiesiai į vamzdį. Pas mumis namuose visiems šeimos nariams yra įvesta racionalizacija. Ant grindų yra papaišytos tokios žymos, kur šeimos narys turi pastatyti kojas lygiai taip, kad galėtų pataikyti tiesiai į vamzdį. Nu, bet jeigu... Laukiau šito klausimo. Tai jeigu ta prasme vamzdys pilnas jūs turėjote omenoj, tai paprašytuoju būdu pasiimu dulkių siurblį ir atbulinė eiga viską į tą vamzdį supučiu. O kvapai? Kai tokios vandenio kainos, tai pinigai nekvepia. Vat mano kaimynas, pavyzdžiui, jam pasisekė, jis gyvena 5. viršutiniam aukšte, tai jisai lietvamzdį atsivedęs tiesiai pas save į klozetą. O tai ką jie va taip lietaus ir laukia? O kaip kitaip? Visa šeima stovi balkone. Tėtė, mama, vaikai ir katinas. Ir visi žiūri į dangų kadalis. Ir kai tik tais pradeda krapnoti, tada iš karto pagal sudarytą iš anksto eilę tėtė, mama, vaikai ir katinas naudojasi tualetu. Tai dabar jie atsigavo, o Liepa tai buvo, oi blogai, Liepa sausa nutikusi. Tai gaudavosi, kad visą savaitį nešykę būdavo. Tai norėjau išgirsti jūsų pasipiktinimą eurobiurokratais, o pasirodo, jūs pats juos lenkiate gerokai. Matot, yra 2 greičių Europa. Racionalizatoriai ir konservatoriai. Aš, aišku, priklausau pirmiesiems.